Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį rugsėjo 26-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtas žinias. Žemaitės gatvėje naujas apšvietimas. Socialinio darbuotojo dienai artėjant. Paminėtas daktaro Jeronimo Ralio gimtadienis. Jonavos Sybet nusileido Kauno krepšininkams. Dalyje Žemaitės gatvėje naujas apšvietimas. Netrukus atnaujinimo sulauks apšvietimas iki pat Vaičiūno gatvės žiedinės sankryžos. Jonavoje Žemaitės gatvėje įrengtos naujos apšvietimo atramos ir modernūs LED šviestuvai, apšviečiantis ne tik gatvę, bet ir pėsčiųjų taką atkarpoje nuo Žeimių gatvės iki sankryžos su Kulviečio gatve. Šioje vietoje bendrovė Jonavos paslaugos užbaigė pirmąjį Jonavos seniūnijos Žemaitės gatvės apšvietimo atnaujinimo darbų projekto etapą. Antruoju etapu, kuris prasidės netrukus, Žemaitės gatvėje bus pastatyta dar 21 vienetas atramų su šviestuvais ir visa reikiama elektros instaliacija iki pat Petro Vaičiūno gatvės žiedinės sankryžos. Atnaujintas apšvietimas vienoje pagrindinių miesto gatvių ne tik pagerins eismo ir pėsčiųjų saugumą, bet ir padės taupyti energiją. Naujieji šviestuvai suvartoja kur kas mažiau elektros energijos. Rugsėjo 27-ąją Lietuvoje oficialiai švenčiama socialinių darbuotojų diena. Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė pasakoja, su kokiais iššūkiais susiduria centre dirbantis ir užsieniečiams padedantis integruotis socialiniai darbuotojai. Lietuvoje socialinio darbuotojo diena minima rugsėjo 27-ąją. Ar socialinis darbuotojas, jo reikšmė ir svarba yra aktualus pabėgėlių priėmimo centrui? Šiandien kalbame su šio centro direktorė Beatričė Bernotienė. Labas vakaras, Beatričė. Labas vakaras. Na tai įžangai aš jau kaip ir uždaviau klausimą. Atsakykite, ar tikrai socialinis darbuotojas pabėgėlių priėmimo centrui yra itin svarbus ir reikšmingas? Socialinis darbuotojas yra vienas iš pirmųjų asmenų, kuris pasitinka pabėgėlį, kuris sutinka jį tokį, koks jisai yra ir ištiesia pagalbos ranką, suteikia informaciją, saugumo jausmą, tam, kad žmogus galėtų nusiraminti ir pradėti gyvenimą Lietuvoje. Ar galima taip išsireikšti, kad, apart visų kitų specialistų, socialinis darbuotojas pabėgėlių priėmimo centre kone reikšmingiausia figūra, taip išeina? Socialinis darbuotojas yra tas asmuo, kuris yra jungiantis visus kitus specialistus, kaip ir tarpininkas, konsultantas, padėjėjas, patarėjas pabėgėliui, kur kreiptis, ką daryti, kaip susitvarkyti gyvenimą, nuo ko pradėti. Tai yra ta grandis, ta pirmoji ir ta reikšmingoji, kuri gali patarti, nukreipti ir būti svariu indėliu pabėgėlio gyvenime. Pabėgėlio integracijai Lietuvoje, tiesa? Taip. O dabar paskaičiuokime, kiek Rūkloje, Naujininkuose ir Girionėse, plati geografija, dirba socialinių darbuotojų. Kiek iš viso tokios pareigybės svarbiaus yra? Tai mes turime 3 lokacijas, kaip jūs ir paminėjote. Tai turime šiuo metu dirbančius 13 socialinių darbuotojų, dirba 3 socialiniai pedagogai, turime didelę skaičių vaikų, mokyklinio amžiaus ir iki mokyklinukų. Ir dirba taip pat individualios priežiūros darbuotojai, kurie irgi padeda socialiniam darbuotojam ir taip pat pabėgėliam tam, kad integruotųsi tiek savo gyvenamoje aplinkoje, tiek išorėje. Aš kaip suprantu, jūsų išvardintos pareigybės, vienas apibrėžimas yra socialinis darbuotojas, bet jūsų išvardintos sritis šiek tiek skiriasi. Socialiniai darbuotojai atsakingi už skirtingus dalykus, tiesa? Kaip ir minėjot. Tai socialiniai darbuotojai turi tam tikrą pabėgėlių skaičių, kuriais jie rūpinasi. Socialiniai pedagogai dirba daugiau su vaikais, kontaktuoja su ugdymo įstaigom, taip pat su tėvais, sprendžia klausimus tarpusavyje.
tarpininkauja su mokyklos mokytojais, specialistais, kad vaikai greičiau įsilietų ir gautų tokį ugdymą ir kad pagautų tą mokymosi sistemą, nes jie skiriasi kitose šalyse. Na, tai aš puikiai įsivaizduoju, atvykus į kitą šalį, kaip sunku susigaudyti. Nesvarbu, ar tu mažas, ar tu jaunas, ar tu senas. Na, vis tiek tokio užvedimo ant kelio, socialinis darbuotojas ir padeda tą daryti, tiesa? Kuo žmogus daugiau žino, kuo daugiau turi informacijos, tuo jisai yra ramesnis, tuo jisai gali greičiau priimti sprendimus ir tai padeda pasiekti ir rezultatų. Na ir kalbant apie rezultatus, galbūt atsimenate kokį ryškiausią momentą, kaip socialinis darbuotojas pagelbėjo į mūsų šalį atvykusiems užsieniečiams, galbūt ištraukė iš kokios gilios duobės, padėjo integruotis ne tik darbo rinkoje, bet ir kokioje nors bendruomenėje. Na, aš čia tik taip tokius pavyzdžius pamodeliavau. Taip, būna situacijų neeilinių, būna situacijų krizinių, kritinių ir labai džiaugiuosi mūsų darbuotojų profesionalumu ir greita reakcija ir pagalbos suteikimu. Tai iš tiesų pernai metais mes turėjome tokį kritinį atvejį, kad visa darbuotojų komanda išgelbėjo gyvybę pabėgėliui, kuriam jau grėsė tikrai rimti sveikatos sutrikimai, gal net ir mirtis. Tai ir buvo atliekamas ir dirbtinis kvėpavimas, širdies masažas ir kontaktavimas su pagalbos tarnyba, kol atvyko greitoji pagalba. Ir labai iš tiesų džiaugiamės, kad tas žmogus liko gyvas ir gavo pagalbą laiku. Tai tikrai mūsų specialistų dėka tas žmogus yra gyvas ir šeima turi gyvuojantį sveiką tėtį. Antras gyvenimas jūsų socialinių darbuotojų dėka. Taip. Baigiant šitą gražią gaidą, norėčiau paprašyti, ne tik galbūt savo, bet ir visiems socialiniams darbuotojams, sveikinimą, palinkėjimą jų nelengvame darbe. Socialinio darbuotojo dienos proga dėkoju visiems socialinės srities darbuotojams už pastangas ir darbą su pabėgėliais. Jūsų empatija, kantrybė ir pasiaukojimas padeda žmonėms atrasti ramybę. Esate ne tik pagalbos šaltinis, bet ir švyturys pabėgėlių gyvenime, kad susikurti saugumą ir pradėti gyvenimą naujoje šalyje. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir skleiskite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia. Šiais gražiais žodžiais ir aš noriu Jums padėkoti už gražius žodžius. Ačiū už pokalbį, o mes kalbėjomės su Pabėgėlių priėmimo centro direktorė Beatričė Bernotienė. Ačiū. Gimnazistai kartu su Graikijos ambasadoriumi šiandien minėjo EPU vertėjo daktaro Jeronimo Ralio 148 gimtadienį. Kai ruduo žengia į gimnazijos kiemą, tai ženklas, kad artėja daktaro Jeronimo Ralio Homero EPU vertėjo gimimo diena. Šiemet minimas 148 EPU vertėjo gimtadienis. Tai Ralio gimnazijoje tradicinis renginys, tačiau kasmet pasižymintis išskirtiniu akcentu. Pagerbdami šią iškilią asmenybę gimnazijos bendruomenė jau daug metų, nuo 2011 sutartinai skaito graikų dainiaus epo Odisėja ištrauką hegzametru. Mėly mokiniai, mokytojai, šiandien vėl turime savo jau tradicinę šventę ir minime Jeronimo Ralio, mūsų mokyklos vardo gimtadienį. Neeilinė diena, neeilinė šventė, kuri būna vieną kartą metuose. Kai kurie jau skaitys 4. kartą. Galbūt mokat mintinai tekstą. Pirmokam tai bus pirmas krikštas, kai jie pabandys skaityti hegzametru. Na ir kaip tai skambės visiems kartu skaitant.
Džiaugiuosi, kad šiandien kartu su mumis pirmą kartą mokyklos istorijoje dalyvaus ir labai garbus svečiai, tai yra Graikijos ambasadorius Lietuvoje bei jo sekretorius, taip pat Seimo nario padėjėja, švietimo skyriaus specialistė ir, aišku, mūsų alumnai. Kaip jūs žinote, šventė tik prasideda, jos pabaiga nusimato vakare, todėl linkiu šiandien visiems gražios, prasmingos, įdomios dienos. Jonavoje gyvenęs daktaras Jeronimas Ralys ne tik lietuvių tautai padovanojo Homero Visų poetų tėvo epą, bet ir žavėjosi Graikija. Rugsėjo 26-ąją į Ralio gimnaziją prezidento patarėjas atvežė Homero epinės poemos Iliada vertimo rankraštį, o Graikijos ambasadorius kartu su mokiniais skaitė hegzametrą. Graikijos ambasadorius, lankydamasis Jonavoje, džiaugiasi, kad Jeronimas Ralys išvertė Odisėją ir Iliadą, taip dovanodamas neįkainojamą dovaną ir leidęs Lietuvai susipažinti su Graikijos kultūra. Jeronimas Ralys, būdamas miesto tarybos pirmininku, pritarė Jonavos pradžios mokyklos numeris 1 steigimui 1921 metais. Tarpukariu gimusi tradicija pagerbti gydytojo Homero poemų vertėjo atminimą prie jo kapo tęsiama ir dabar. Po skaitymų gimnazijos kieme tradiciškai daktaro Jeronimo Ralio kapas pasipuošė gimnazistų ir svečių atneštomis gėlėmis. Trečiadienį Jonavos Seabed sužaidė pirmasias Best Safe LKL sezono rungtynes namų arenoje su Žalgirio ekipa. Jonaviečiai rezultatu 72-93 turėjo pripažinti Kauno Žalgirio pranašumą. Žalgiriečiai buvo tikslesni 2 taškų zonoje, atkovojo daugiau kamuolių bei atliko daugiau rezultatyvių perdavimų. Tačiau jonaviečiai geriau realizavo baudos metimus. Seabed komandoje dvigubų dublių pasižymėjo kapitonas Aurimas Majauskas, pelnęs 11 taškų bei atkovojęs tiek pat atšokusių kamuolių. Erikas Venskus pridėjo 13 taškų, Dominikas Breutonas surinko 12 taškų, atkovojo 3 kamuolius bei atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Po 10 taškų pelnė Martynas Arlauskas ir Bogdanas Blizniukas, atkovojęs ir 9 kamuolius. Rezultatyviausias tarp žalgiriečių buvo Laurynas Birutis, Deividas Sirvydis. Kitas Best Safe LKL rungtynes jonaviečiai žais rugsėjo 29-ąją Klaipėdoje su Neptūnu. Reikia pasveikinti Žalgirį, atvažiavo pas mus ir išsivežė pergalę. Pagal statistiką matosi, kad jie rotavo praktiškai visus žaidėjus, neleido daugiau žaisti nei 20 minučių. Tai tas tempas tikrai mums buvo nelengvas. Turėjau laikyti žaidėjus po 30 minučių. Ir buvo momentų, kaip gale keliniuose jautėsi, kad einam į apačią energetikos srity. Tai reiškia, tikrai trūko jėgų, rotacija vis dar pas manęs, kad atlaikyti Žalgirį yra maža, bet mačiau vyruose ugnį, man to pakanka, išskyrus vieną dalyką, tai yra atkovoti kamuoliai. Žalgiris šiandien 19 kamuolių daugiau nusiėmė. Tai šitoj vietoj, kur nereikia didelio talento, naglumo, susikaupimo ir charakterio, šitoj vietoj mes pralašėm. Viso kitose pozicijose pralašinėjant kėlinį po 6, 8 taškais, 4 dar galima gyventi. Galbūt galite patikslinti, kokia situacija šiuo metu yra su aukštaūgiu iš Turkijos ir apskritai galbūt tikėtis galbūt daugiau papildymo priekinėje linijoje? Taip, žvalgomės rinką tikrai, gaunu daug pasiūlymų, bet norisi atsivežti į Jonavą žaidėją, kuris mums padėtų, nes norisi vežti tik tai treniruočių žmogaus. Tai kalbamės dabar ne su vienu, su keliais, kaip sakoma, iš tos aukštesnės lentynos norisi atsikviesti žaidėją, bet tai agentų darbas mūsų klubo ir mano įtikinėjimo žaidėjo, kad jam čia bus gerai. O dėl turko galit gal patikslinti? Turkas yra nuėjęs gauti vizą, čia gal buvo prieš savaitę, bet jam nedavė vizos atvykti į Lietuvą.
tai paskirtas yra antras vizitas, kadangi nuo gal birželio vidurio pasikeitė Turkijoje, labai sugriežtino šitas sąlygas atvykimo iš Turkijos į Europos Sąjungą, į Ameriką, tai ten dabar yra sumaištis, kaip supratau, Turkijoje su šito reikalu, bet situacija labai neaiški, norisi, atrodo jau 21 amžius, bet žaidėjo vis dar neturiu. Ar kažkokį progresą komandos žaidime po pirmųjų rungtynių su Vulfs pamatėte šiandieną žaidžiant su Žalgiriu? Manau, kad Europos taurės ir Eurolygos komandos tik parodo, kurioje vietoje mes randamės, kur mums trūksta, kur mes galim dadėti, greitis, kova, šitoj vietoje, kur nereikalauja talento, tikrai dar turim vietos kovoti. O kaip čia, kiekvienas rungtynės yra nauja istorija, tai nebuvo šiandien bloga mums istorija, tikrai nebuvo bloga, mačiau gerų dalykų, mačiau vienybę suolę, mačiau vienybę aikštelį, tas yra šiuo metu tikrai svarbu, ypač žaidžiant prieš Žalgirį ir pralašinėjant. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas naktį pietryčių pietų pereinantis į pietvakarių. Dieną pietų pietvakarių. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero vakaro. Iki pasimatymo rytoj.